Gabrielė atsisuko! Wow. Not today, Satan. Skaitau, kas parašyta. Labas vakaras. Aš savo pasirašiau gyvenimo nuotykį, akivaizdžiai. Ko gero taip. Wow, gerai, tai gerai, galim prie reikalo eiti. Aš Gabrielė, o ko jūs vardu? Mes esame grupė The Thundercocks. The Thundercocks? Tipo kaip gaidžiai? Oi, neverskime. O Gabrielė, tu visada tokia prie reikalo einanti visur ir visada, ar kaip? Nu, žinok, dažniausiai. Aha. Dažniausiai. Ypač šitam pasirodyme. Aš pradėjau girdėti jūsų balsą ir grupiai, ir atskirai nuo jos. Ir man pradėjo eiti viena daina, kurią galėtų dainuoti, kita daina, trečia daina. Ir jūs neišsigaskite to, kad aš esu mergina, kuris sėdi už pianino, dainuoja apie savo emocijas, ten sudėtingus visokius reiškinius. Aš labai mėgstu įvairią muziką. Ir šią vasarą esu buvus tokiuose nuostabiuose šokiuose, kur grojo būtent tai. Buvo sporto stovykla ir mūsų treneris iš Latvijos susivežė visą savo grupę ir mus šokdino pusę nakties. Aš manau, kad dabar į jų grupę švelnumui mes truputėlį, žinai, kaip gali būti. Jie buvo tokie griežti vyrukai, dabar bus tokie lygesni. Jo. Tai man garbė ir tikrai nuotykis. Ačiū jums, irgi garbė. Jūs jiems atrodot kaip iš Michaelo Jacksono Thrillerio klipo, nužengus į Hebrą, ten, kur iš karstų keliasi visi suplyšę ir... Jo, čia tiesiog neseniai koncertavom ir vyko incidentas, tai tiesiog nespėjom pakeisti rūbų. Aš dar norėjau paklausti, ar jūs čia tik scenoje galbūt taip rovėt, kad aš tą patį pagalvojau. Susiplėšėt. Ką mes praleidom, ką? Mūsų skirtumų sudėjus, aš manau, kad turėsim gerą laiką. Aš irgi taip manau. O. O su tuo pavadinimu, kaip sakant? Ai, Thundercocks. Aš jau užsirašau savo darbų knygelę. Kalbėkit. Griaustinio gaidžiukai, taip išvertus, jeigu taip gražiau, o negražesnę pusę paliksim žiūrovam, kurie moka geriau anglų kalbą negu mes. Tai ką, Hebra, sveiki atvykę? Nu, tai Gabrielė, eik apsikabink, pasveikink, kas dabar vyksta? Nu, nežinau. Matyt, susiturėjau. Labą dieną. Dar kartelį. Koks jūsų vardas? Justinas. Būna kartais, atrodo, gyvenime jau viską apie save žinai, jau gali prognozuoti, kas tavęs laukia. Ir tada ateina tokia grupė kaip Thundercocks. Tu vienintelė paspaudė mygtuką, atsisuki juos ir supranti, kad dar tikrai ne viską žinoja apie save ir savo gyvenimą. Ir supratau, kad tai bus viena iš tų grupių, kur man bus iššūkis. Ir aš apie juos tikrai galvosiu prieš miegą ir atsibudusi, kokią dainą šitiem vyram, kaip su jais rasti bendrą kalbą, kaip užsitarnauti jų pagarbą. Žodžiu, išsirinkau tokius dalyvius, kurie man visi rūpi. Nei viena nėra tokia, kur... Nes kažkaip stengiausi spausti ten, kur tikrai jaučiu. Nu ką, dar norit pabūti, ar jau einat? Dar atrodo, kad norit pabūti. Aš turiu klausimą, kiek jūs metų dainuojate ir kodėl būtent tokių čia arždančių? Aš kaip ir nemažai metų dainuoju. Taip. Jo, bet tiesą sakant, su šią grupę pradėjau veiklą prieš metus ir, sakyčiau, šiek tiek daugiau dabar to dainavimo mano balse atsirado grojant su jais. Seniau, sakykim, dar išskirtinesnis vokalas buvo. Gal gali šiek tiek to vokalo jau mums masterklaso parodyti, kaip tas vokalas skambėdavo? Ačiū. Jėga. Šiaip labai bus įdomu stebėti iš tikrųjų jūsų kelią ir labai įdomu bus pamatyti, kas jūsų laukia toliau. Labai džiaugiuosi, kad patekot pas Gabrielę ir labai esu excited iš tikrųjų, kas laukia. Tiek manęs, tiek žiūrovų, tiek jūs. Viskas, eikit švęs, padėkit. Dėkui jums. Iki. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus pasirodymus.